reikalauja, kad tu elgtumės pagal tam tikrą modelį, arba žmona reikalauja, kad vyras elgtųsi būtent pagal tam tikrą modelį, reikia užduoti savo klausimą, o kur aš tai mačiau? Iš kur tai? Ir štai jinai prisiminė šitą klausimą. Ir sako, aš prisiminiau, uždaviau savo tokį klausimą, ar tai nėra iš jo šeimos. Ir sako, taip atsiminiau, kad būtent taip idealiai tvarko jo mama. Ir supratau, kad iš tiesų vyras ne prieš mane kovoja, ne prieš mano tvarką jis kovoja, o jis kovoja už savo mamos tvarką. Jis kovoja už ką? Už mamą. Jis kovoja už mamą, už tai, kad būtų kaip mama daro. Kodėl? Kodėl? Labai paprasta, jam jos trūksta. Ir tada jis ją simboliškai atneša kur? Į jų miegamąjį. Ir jie miega lovoje tryse. Žmona, vyras ir vyro mama. Čia dabar prisimenu vieną anekdotą. Vieną anekdotą apie žydus. Galbūt tokių istorijų yra ne tik apie žydus, bet tiesiog aš taip girdėjau. Ateina vieną dieną žydas pas seksologą ir sako, ui, daktarė, kai aš miegu ant kairio šono, man su žmona nieko nesigauna. Nu, vat norim abu, kad gautųsi, bet nesigauna. Ir aš, miegudamas ant kairio šono, vat kažkaip nesigauna su žmona. Taigi tas klauso, sako, o kodėl jums nepasisukti ant dešinio šono? Ui, daktarė, ant dešinio šono? Į mamą? Pasirodo, jis miega ant kairio šono tada, kada svečiuose jo mama. O kai jinai svečiuose, jinai miega kur? Jų lovoje. Tai jam keista, kodėl nieko nesigauna. Taigi, tas ryšys, ne? Bet juokas juokais, tačiau emociškai pas nemažai porų kartais taip yra. Vidinė ryšyje. Ir štai būtent žvelgia tokiu būdu į tos sisteminius dalykus, apie ką aš kalbėjau ir pirmoje, antroje ir šios dienos paskaitoje, galim tokiu būdu šiek tiek lygtai atleisti iš pareigų savo mamą, savo tėvą, taip, iš savo namų ir tokiu būdu padėti jiems būti savo namuose.